Užduočių ten bus daug, bet jau rytdienai jūs turėsit paruošti vieną užduotį, pristatyti ir tai yra grupė, kuri kartu dirbs ir pristatys. Visą tai jūs darysit nuotoliniu būdu, aišku, nesusirinkę kažkur namuose. Dabar, kad galėtumėt pradėti darbą, jūs turit pasiskirstyti užduotimis. Kadangi mes sakėm, kad mes pristatysim po vieną temą, potemę iš kiekvienos temos. Temos yra 3 – kalba, literatūra ir kultūra. Vadinasi, aš jums leidžiu, po vieną žmogų ateina iš grupės, išsirenkat savo lyderį ir atsiunčia čia. Vijanas pirmosios grupės, antrosios grupės. Na. Gerai, Karolina, atiduoda pirmumo teisę merginoms, ane, ir trečioji grupė. Gerai, na va, nors vienas vyras. Gerai. Pasirenkat lapelius. Taip. Gerai. Vadinasi, pirmoji grupė išsitraukė trečią. Trečia tema yra kultūra, kaip suprantu, taip? Taip. Ir jūsų tema, aš garsiai perskaitau, pasirinkite vieną savo krašto rašytojo kūrinį ir aptarkite, kokią įtaką kūrėjui daro gimtinė. Pagrįskite savo pasirinkimą.